Sveiki kolegos, šiandienos mūsų tema – krepšio siuvimais. Naudosiu lininį audinį, krepšys bus su 2 rankenom. Tikslus detalių išmatavimai yra po filmuku. Detalės yra jau paruoštos su visom reikalingom užlaidom. Jums reikės išsikirpti 3 detalės. Krepšio detalė yra kerpama ant lenkimo, vientisa. Jos ilgis yra 88 cm, plotis 40 ir 2 rankenos, kurių ilgis yra 80 cm, plotis 7,5 cm. Sudedam krepšio detalę gerosiomis pusėmis į vidų. Ir pirmiausia, mums reikia susisiūti šonus. Siuvam 1 cm pločio siūle. Susiuvę štai šituos ilguosius kraštus, vieną ir kitą, apmėtysim overloku. Apmėčius krepšio siūlę, ties lenkimu nepamirškite overlokę surišti mazgo, tam, kad overlokas neiširtų. Išverčiam krepšį į gerąją pusę ir siūlės užlaidą nulyginam į vieną pusę, iš gerosios pusės, va taip tvarkingai. Laikas siūti petnešas rankenas. Perlenkiam išilgai per pusę, sutapdinam kraštus ir susiuvam per ilgąjį va šitą kraštą 7 mm pločio siūle, tai yra per pėdelę. Trumpųjų kraštų neužsiuvam, reikės rankeną išversti. Ant krepšio iš gerosios pusės žymim 1 cm liniją ir tada ją prilyginsim į vidų. Palenksime štai taip. Ir tai reikia padaryti aplink visą krepšį. Kai prilyginom į vidų 1 cm, tada dar kartą iš gerosios pusės žymim 3 cm pločio liniją ir tada per šitą liniją dar kartą prilyginam į vidų. Taip gaunamas dvigubas palenkimas. Centimetras plus 3 cm. Susiuvus petnešas, jas būtina prilyginti. Kai lyginsit, žiūrėkit, kad va štai šitą siūlė susiuvimu eitų tiksliai per briauną. Jeigu norit, galite per petnešas, per vieną ir per kitą kraštą dar papildomai nupiltakiuoti. Kadangi pas mane yra linas, standus, aš šito nedarysiu. Dabar prisiūsim rankenas. Išsiverčiam krepšį į blogąją pusę. Susirandam viršutinio krašto centro liniją. Nuo jo į abi pusės atidedam po 8 cm. Petnešą, būkit atidus, nepersukit, aš dedu taip, kad siūlė būtų į vidinį kraštą. Ir petnešos viršutinis kraštas, siūlė yra 1 cm, vadinasi, aš ją pakišu po va štai va šitą užlaidą 1 cm. Va štai taip. Jinai palenda, čia yra 8, vadinasi, kitą padarysiu lygiai tą patį. Prisisegam visą kraštą, jeigu norim prisidaikstom ir nupiltakiuosim 1 mm pločio siūle, va čia aplinkui. Apsiuvus viršutinį kraštą mums belieka užtvirtinti rankenas. Atverčiam jas taip į viršų, padedam statmenai kraštui, ištaisom, va čia, kad nebūtų užkritimo. Ir būtų gerai, kad tas rankenas va taip va tokiu va kryžiuku užtvirtintumėt per kraštus ir dar per vidurį, tam, kad jos laikytų visą krepšio svorį tvirtai ir net plyštų. Paskutiniai darbai padaryti, rankenos pritvirtintos, galima patikrinti kokybę. Na štai, gerbiami kolegos, krepšys pasiūtas su tokiu ir į darbą, ir į paskaitas, o gal ir į pliažą. Gražių jums siuvinių, su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Nepamirškit paspausti like ir susitikim kitais kartais.